Sveiki visi, su jumis Aurimas ir čia mes apie derybės. Taigi, tęsiant paskutinę vietą, daugiau buvo kalbama paskutiniai akcentai apie balsą, tai ir norėčiau tai komunikuoti. Vadinkime, tai yra balsas, tai yra verbalinis instrumentas. Kas yra verbalinis, neverbalinis? Verbalinis tai yra balsu, o neverbalinis yra kūno kalba, mimikos ir taip toliau. Tai būtent verbalika tai yra kalbėsena. Tai kadangi derybos nemažai yra susijusios su komunikacija balsu, tai ir būtent verbalinėje komunikacijoje galingiausias ginklas yra balsas. Galima jį pasitelkti, jeigu norim paveikti kito žmogaus mintis ar emocijas. Nepasitikėjimą paversti tikėjimu, nuraminti nervingą. Tai jūsų balso intonacija ir kaip jūs ją perteikite, tai yra vienas iš raktinių ir svarbiausių dalykų vedant derybas. Kodėl? Iš tikrųjų, balso intonacija, greitis ir kaip mes galime pakeisti tonacija, tai yra didelis dalykas. Ne veltui daugybė žmonių renkasi įvairius koncertus, paklausyti atlikėjų, kurie ten solistai ar ten pop žvaigždės, kurie kaip ir moka savo balsą visaip kaip skirtingai išreikšti, išrėkti, išcypti, išdainuoti, visaip kaip iškrenkšti tą skirtingas balso vingrybės. Tai ir į tokius koncertus mokami šimtai, gal net tūkstančiai eurų bilietas, ne? Ir susirenka žmonių masės ten tūkstančiais ir nežinau, gal ten dešimtimis tūkstančių, ne? Tai daug kas susirenka taip pasižiūrėti ten viso koncerto, kaip kas, ne? Bet pagrindinis akcentas dažniausiai būna pas dainininkus balsas, nepaisant tų visų kitų dekoracijų ir muzikos instrumentų. Taip, ir muzika, viskas ok, bet, sakykime, balsas tai yra apie ką visą tai pinasi. Taip pat ir derybose. Jūs turite galimybę tiesiog balsą pakeisti, paploninti, pastorinti ir išreikšti įvairias su balsu susijusias interpretacijas. Ne žodžiu, taip kad, o pačiu balso tembru. Tai yra svarbus dalykas, jį reikia atkreipti dėmesį, jeigu norite išmokti derėtis kokybiškai. Ir teisingai panaudojus balsą, akimirksniu galima pakeisti padėtį. Teisingas balso panaudojimas, pasikartosiu, teisingoj vietoj, teisingu laiku, tai yra angliškai timing, laiku pakeltas, nuleistas balso tembras, greitis pauzė, sukuria didelį akcentą. Tai taip reikia praktikuotis, suvokti, eiti į situacijas, kuriuose reikia derėtis ir tokiu būdu įgyjama patirtis. Taigi, paminėsiu 3 balsų rūšis, iš kurių vieną jau girdėjote. Tai vėlaus laidų vakaro vedėjo balsas. Šis balsas turi užtikrinti, jog viskuo pasirūpinsite ir tai ištarti lėtai. Galėtų skambėti maždaug, jei pasakiau, tai ir bus. Ar panašiai. Tiesiog užtikrintas, konkretaus, aiškiai, rišliai, kalbančio žmogaus balsas. Tai padeda kitai pusiai įrodyti jūsų argumentuotumą ir tokiu būdu kartu ir užtikrintumą. Vien per balso intonaciją ir tembrus. Toliau.
Kitas yra pozityvus, žaismingas balsas. Jisai atspindi geraširdžio žmogaus balsą ir daug šypsančio, kuris taip kikena, krizena, tai viskas bus gerai, ar panašiai. Tai, šis balsas, jisai toksai, kaip sakau, žaismingas, gal nėra toks rimtas, bet kitai pusiai, girdint, jog kalbama žaismingai, tai yra atsipalaiduojama, neįsitempiama ir, tokiu būdu kuriamas irgi santykis, ryšys, ugdomas pasitikėjimas, kažkiek mažiau žaismingas balsas turi pasitikėjimo negu vėlaus vakaro vedėjo, dėl to, kad, tame pirmame ir yra rimtumas, antrame toks žaismingumas, vėja vaikiškumo šiokie tokie elementai, sakykime, perėjus į testinės dėrybas, tas vaikiškas balsas, vėja vaikiškas, jisai tikriausiai nepadės uždėti ant taškų, ant i, kaip pirmasis vedėjo vėlaus vakaro, reiškiasi laidų vedėjo, vėlaus vakaro laidų vedėjo, vadinsime vedėjo, vėja vaikiškas, Tai va tas vėja vaikiškas balsas, jisai, toksai, sakykime, pradžioj arba tada, kada įvyksta kažkokios šiokios įtampos, būtent numažinti įtampą, o ne uždaryti susitarimą, kam tiktų labiau vedėjo balsas. Ir yra trečiasis, tai tiesioginis bei užtikrinantis tonas. Tai jisai parodo, jog jūs dominuojate. Jei pasakiau, tai ir yra. Kažkas tokio turėtų būti, tai jisai yra pakankamai agresyvus ir dažniausiai yra tokia agresijos išraiška, kuri iš principo gali daugumoje atvejų nelaiku panaudojus labai viską greitai imti ir nutraukti. Todėl reiktų labai taktiškai ir laiku naudoti tada, kada iš tikrųjų reikia paskutinio paspaudimo, sakykime, kada slysta pats susitarimas, sakykime, netenka prasmės arba jisai veda į akligatvį ir tokiu būdu galima apkeisti, pakreipti kryptį. Jeigu jūs suspaudžia ir sako, tu ten nepadarysi ir panašiai, o jūs sakot, jei sakau, kad padarysiu, tai ir padarysiu. Pavyzdžiui, tokiu būdu galėtų būti, aišku, priklauso nuo aplinkybių ir situacijų, bet, aš tiesiog paminiu, kad štai toks irgi yra 3 tie balsai, tai vedėjo, vėja vaikiškas ir agresyvusis, tai gal agresyvusis, gali daugiau tikti karštoms, temperamentingoms situacijoms, ne toms ramioms. Tai siūlyčiau daugiausiai naudoti pirmą ir antrą balsus. Antras tokia pradžiai, pirmasis tai daugiau jau kaip ir argumentų patvirtinimui, užtikrinimui, sudėjimui taškų, o trečiasis agresyvusis, kada aplinkybės yra nepalankios ir nebelieka kitų išeičių, kai jumis netikia arba nebelieka tiesiog kitų pasirinkimų, arba pašnekovas yra labai temperamentingas, tai nebent tokiom aplinkybėm. Tačiau trečiojo balso kiek įmanoma rekomenduoju vengti, nebent situacija kitaip neleidžia pasielgti. Tai pagrindas, gal toks pats pagrindiniausias, naudoti antrąjį balsą, kartais įjungiant pirmąjį ir retais atvejais trečiąjį. Tai tokiu būdu sukursite šiltesnius, glaudesnius santykius ir ryšį, po to užakcentuosite tiesiog tuo vedėjo balsu ir susitarimai įvyks, o jeigu viskas įslysta, tai ir trečiasis jau, kaip sakant, gali tik tai ir prikelti tą susitarimą, jeigu visa situacija, taip sakant, ritasi velniop. Kitas dalykas, kuris pakankamai nėra įvertintas, tai yra šypsenos efektas. Ir šypsenos efektas, jisai žmonės iš tikrųjų labai gerai nuteikia. Kai žmonės pozityviai jaučiasi, jie mąsto netgi greičiau, sprendžia problemas greičiau ir labiau linkę bendrauti, užuot priešinęsi. Būtent šypsena leidžia greičiau pereiti per derybas. Jūsų šypsena
fiziškai parodyti šypseną, mintimis jaustis pozityviai, suaktyvina neuronų procesus ir kaip žmogus baimė jau užsirakina ir taip sunkiai, sakykime, dėsto mintis, taip atvirkščiai proporcingai su šypsena jisai daug greičiau mąsto. Tai jūsų pozityvus nusiteikimas ir veide esanti šypsena sukuria veidrodinį efektą kitai pusiai, reiškiasi, baimė blokuoja mintis, o šypsena išlaisvina mintis. Baimė blokuoja mintis, o šypsena išlaisvina mintis ir jūsų pozityvas, šypsena tiesiog, sakau, užkrečia kitą ir kita pusė taipogi irgi pradeda mąstyti žymiai greičiau. Ir kita pusė taip pat pradeda mąstyti žymiai greičiau. Na, tai yra nieko nekainuojantis instrumentas šypsotis, pozityviai save nuteikti, pozityviai kitą užkrėsti ir tokiu būdu greičiau sukasi minčių ratas ir viskas vyksta žymiai greičiau. Visi išlošia. Net jeigu ir susitarimas neįvyksta, jis greičiau neįvyksta, sutaupote laiką ir einat prie kitos situacijos. Tai, na, win-win situacija. Jeigu susitarėt greičiau, jei nesusitarėt greičiau, nors iš principo viskas vyksta lengviau. Tai visom prasmėm jūs įgaunate vertės. Tai čia kaip ir nemokamas tas dalykas ir na, tiesiog truputėlį pakelti lūpų kambučius ir viskas. Ir patys jausitės geriau, ir kitas jausis geriau. Tai, nu, iš principo tai vienas iš paprasčiausiai naudojimų instrumentų, bet nepakankamai vertintas, nes, nu, žmonės tam neteikia pakankamai daug reikšmės. Taip. Reiškiasi, kai būna kita situacija, kai jeigu suprantate, paklausa ir pasiūla sukuria situacijas ir aplinkybės. Jeigu, nežinau, kažkokia situacija, kur jūs esate lengvai prieinamas ir gali pas jūs bet kada, bet ko paprašyti, vadinasi, na, jūsų tokia kaip ir vertė mažėjanti. Jūs esate lengvai prieinamas. O jeigu, kai vyksta derybos ir situacija, jūs nesate pakankamai lengvai prieinamas, tai yra frazė nesu laisvai samdomas, sukuria poreikį. Arba tai, kad resursas, išteklius yra baigtinis. Ir nepalieka tokios galimybės laisvai manipuliuoti tuo resursu, kai jisai yra ribotas. Tai gal sena taisyklė, bet, na, tai irgi situacija, kada jūs save, jeigu reprezentuojate, kad jūs nesate laisvai samdomas, nėra lengva gauti jūsų laiko ar to, ką jūs siūlote. Tai yra ribotas kiekis, ribotas resursas, tampa ta paklausa, tokia derybinė pozicija, kaip sakyti, geresnė. Taip pat kita situacija, kaip kartais būna derybos užstringa tam tikram taške, lyg ir viskas gerai, bet kažko lyg ir trūksta, tokis susitarimas lyg nuėjo jau į centrą, į patį esmę, lyg susitarimas lyg eina į viskas ir kaip ir klostosi gerai, bet, na, kažko pritrūksta. Tai yra tokis kaip burtažodis, atrakinimas, pasakoma, man viskas gerai, tau viskas gerai, tai susitarkime, raskim sprendimą. Nagi, išspręskime reikalą. Jeigu man viskas gerai, tau viskas gerai, nagi, išspręskime reikalą. Na, ar kažkaip panašiai. Tokiu būdu jūs parodėte, kad jūs rimtai nusiteikęs į visą situaciją ir, nu, siekite ir norite išspręsti ir netgi imatės iniciatyvą. O lyderius ir iniciatorius žmonės mėgsta. Tai tokiu būdu jūs irgi gausite papildomą tašką, jeigu parodysite iniciatyvą, jog norite spręsti reikalą, bet turite parodyti, kad abi pusės siekia susitarimo, o ne tik tai, kad man reikia jūsų ir viskas. Ne, man tinka tai, ką jūs siūlote, jums tinka tai, ką aš siūlau, nagi susitarkime, daveskime galus iki galo. Neturi būti į vienus vartus, tik man arba tik tau reikia kažko iš vienas kito. Tai turi būti akcentuota, kad abiem aplinkybės yra tinkamos. Ir
beliko tik sudėti, parašus ar panašiai. Tai maždaug turi būti uždarimas susitarimo. Jeigu nevyksta, tai stumti būtent šitą frazę, nagi išspręskime. Taip, tai dar tada apie tokį įdomų fenomeną kaip atspindėjimas. Tai yra nuo amžio blūdumų, nuo senų senovių tokia pradžioj gal nebuvo rašyta, dabar jau yra prašyta. Ta taisyklė ir informacija atspindėjimas. Aš tikiu, iš jūsų daug kas yra girdėję apie tai ir kokią tai naudą bei vertę sukuria santykiams. Įvardinsiu, kas tas yra atspindėjimas. Tai elgesio forma, kurią žmonės ir gyvūnai naudoja, norėdami paguosti vieni kitus. Tai yra, iš esmės yra imitacija, kai tai daroma žodžiais arba kūno kalba, tembrų, tempų, pačia balso intonacija, kopijuojamas elgesys kito. Jeigu ten jisai užsidėjo koją ant kojos, ane, ir jūs užsidedat koją ant kojos. Ne iš karto vienu metu, o ten po kažkiek laiko. Jei ten jis palietė savo petį ar ten kažką, jūs tą patį padarote. Ir tokiu būdu pasąmoningai žmogui kuriasi panašumo jausmas. Jis ten palietė ausį ir jūs ten jau paliečiate ausį ar panašiai. Tokiu būdu kuriasi panašumo jausmas, jog aš esu toks pats kaip jis. Jam pasąmonė taip kužda. Ir dažniausiai tai šitas dalykas vyksta nesąmoningais veiksmais, būna tarp porų, tarp gerų draugų, tiesiog automatiškai jie kopijuoja vienas kito veiksmus, judesius ir mimika tokia visa kopijuojasi ir patys to nesuvokia, nejaučia, nepastebi, tai yra visiškai natūrali elgsena, tiesiog atspindėjimas ir tiesiog, tai ženklas, jog žmonės jaučia vienas kitą ir taip sukuriamas santykis, kuris veda į pasitikėjimą. Tai yra tikrai gili psichologinė, pasąmoninė taktika, kaip padaryti, kad žmonės pamėgtų jūs truputėlį labiau. Ir viskas veikia per pasąmonę, net jeigu tai darote ir sąmoningai. Ir tai pastebėti yra praktiškai neįmanoma. Arba labai labai sunku, nebent viskas vyksta sinchroniškai, ne. Tai, bet jeigu tą naudoja taktiką, tai reikėtų truputėlį daryti ne tuo pačiu metu, o atidėjimą po kažkiek sekundžių, ar ten 10 ar panašiai, 20 sekundžių, kad nesijaustų tiesiog tas pats kopijavimas, tiksliau atspindėjimas. Tai kaip ir minėjau pradžioje, tai galima daryti ir balso tonu, ir žodžiais, kuriuos vartoja pašnekovas. Jeigu jis pamini tam tikras frazes, jūs irgi paminėkite tas frazes. Ir tai sukurs panašumo ir artimumo ryšį, kas yra derybose, jums sukurs pridėtinę vertę gauti daugiau to, ko siekite, arba greičiau, arba lengviau, ar paprasčiau. Iš principo, kiekvienas taškas į jūsų puodynę lengvina jums situaciją susitarti ir gauti tai, ko norite. Tai, sakykime, gal ties tuo atspindėjimu šiandien ir baigiame. Ir manau, po truputį gaunam pagreitį vesti laidas ir aš tikiu, pravesime jų dar ne vieną. Tai ačiū, kad skiriate laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Tai dėkui, kas kantriai laukite šių laidų, komentuokite savo pastabas, pastebėjimus, kokius klausimus kelkite. Pasidalinkite, jeigu jau nėra taip sunku ir gal vis dėlto įdomu stebėti šį kanalą. Tikrai žinau, kad nėra čia tų žiūrovų labai daug. Ten gal 100 šiuo metu, šią akimirką yra 117, kaip aš darau šitą video. Tai nežinau, išleisiu, kada aš išleisiu šitą video, turbūt čia tokis šoninis, lyrinis nukrypimas. Noriu aš padaryti daugiau video vienu metu. Dabar kai filmuoju, tai yra 24 metų Liepa ir šito video reiškia data. Tai galvoju, iš tikrųjų prikursiu daugiau tų video
ir tada juos leisiu, kad, na, tiesiog būtų galima, nežinau, įsivažiuoti tokiu būdu. Tai, vat, kaip ir tokia mintis ir idėja. Tai jeigu jūs pakomentuosite, kažką pasakysite, parašysite, paklausite, aš labai būsiu pamalonintas, nes tai žinosiu, kad jūs esate suinteresuoti, jums tai yra įdomi tema, tai kad tęsti, gilintis ir šiaip ir apie derybas, ir ne apie derybas, užduokit, parodykit, kad jums įdomu, tai kurs man motyvaciją daryti daugiau turinio, daugiau stengtis, daugiau, na, tiesiog pasitengti daugiau dėl jūsų, o jums belieka tiesiog parašyti kažkokį komentarą, ar uždėti laiką, pasišėrinti, nesvarbu, svarbu parodyti, kad jums yra reikalinga ir man tai bus taip pat naudinga. Tai ačiū.